kokiu stikliuku šalms yra geriau? Su skaidriu ir akinies nuo saulės ar Tomsint? Kas žiūrėjo ankstesnius video, tai turbūt matėt, kad praktiškai Westlife važinėjau su Tomsint. Spėkit, kai gera matau su tau stikliuku tamsu. Tai visų pirma, nes žiauriai gerai atrodo. Visų antra, Westlife prieš saulę važiuojant matys kelią. Ir visų trečia, žiauriai gerai atrodo. Skaidrų buvau užsidėjęs tik jau, kai važiavau į Telšius uždaryti sezoną, nes norėjau grįžti numei, nes tamso nelabai kas matos. Šiaip daug protingiau būtų važinėti su skaidriu stikliuku ir naudoti akinius nuo saulės, nes su Tomsintu tikrai karts tamso niek nesimata. Niek nematau. Biški, šviesoforą matau. Bet tame su motociklas dėl saugumo važinėjomės. Jeigu kas jau užmuša, tai užmuša. Matė, nematė, kas tai čia dzinė. Žinau, kad nors pasakysiu važinėti su skaidriu, vis tiek važinėti su Tomsintas, tai galiu duoti porą patarimų, kaip su Tomsint važinėti saugiau. Tai jeigu išvarot su Hebra pasivažinėti, nevažiaukit patys pirmi, leiskit važiuoti kažkam su skaidriu stikliuku, kad tiesiog vestų kelią ir bus daug lengviau sekti iš paskos. O jeigu važiuoju vėjins ir sutemst, tai tada užsidaryk stikliuką, užsimerk biškį, pabūk kiek minuot laik, aks pripras pritumsos ir vis gera bus. Už saugumą ir matomumą esate atsakingi patys, tai žiūrėkit savis.